Aš užsimerksiu, kviesiu pačią pagalvoti, kaip patogiau. Ir tiesiog galim leisti savo pajausti savo kūną, galbūt pajausti jo svorį. Ir leisti savo, niekaip nevertinant, tiesiog pastebėti, kokie šią akimirką yra mano kūno pojūčiai. Kokios šią akimirką yra mano mintys. Niekaip nebandyti jų vertinti, nebandyti jų kažkaip pagauti, tiesiog pastebėti. Kokie yra mano jausmai, galbūt kažkokie kyla. Galbūt kyla kažkokie impulsai veikti. Galim priimti tai, įsisąmoninti. Įsivaizduoti, kad mūsų dėmesys šią akimirką yra toks platus, kad gali apimti viską, kas tik ateina į mūsų dėmesio lauką. Galbūt tai kažkokie garsai, galbūt dar kažkas, kas šią akimirką nori mūsų dėmesio. Galim leisti jį savo ten ir skirti. Ir dabar po truputį galim bandyti savo dėmesį siaurinti tik iki kvėpavimo stebėjimo. Kvėpavimo niekaip keisti nereikia. Tiesiog pastebim, kaip įkvepiam, padarom trumpą pauzę, iškvepiam, vėl padarom trumpą pauzę. Leisti savo įsisąmoninti, kaip oras patenka pro mūsų nosies šnerves, pripildo plaučius, pilvą ir su iškvėpimu iškeliauja. Dar galim leisti savo pabūti su savo kvėpavimu keletą įkvėpimų ir iškvėpimų. Ir dabar po truputį galim leisti savo vėl praplėsti savo dėmesį taip, kad jis galėtų apimti visą tai, kas šiuo metu nori patekti į mūsų dėmesio lauką. Galbūt tai kažkokie kūno pojūčiai, kažkokios mintis, kažkokie jausmai, galbūt kažkokie impulsai veikti. Viskam užtenka mūsų dėmesio. Ir galim leisti savo išgirsti palinkėjimą. Palinkėjimą, kuris ateina iš mūsų vidaus. Galbūt norim savo kažką palinkėti likusiai dienai. Ir galim padėkoti savo už tai, kad skyrėm keletą minučių savo, pajausti savo pėdas, galbūt jos remiasi į pagrindą. Ir kai būsim pasirengę, galim sugrįžti, atsimerkti